Niekam nepaslaptis, jog Vilniaus universiteto žygėjų klubas organizuoja pešiųjų, dviratininkų, slidininkų bei valčių žygius po įvairiausias Lietuvos vietovės. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, jog šie žygiai yra organizuojami vien sportinių interesų, kad šių žygių ir apskritai klubo tikslas yra skatinti ir ugdyti sveikos gyvensenos būdą tarp jaunų žmonių. Jei pažvelgsime kiek giliau, netruksime suprasti, jog tai tik vienas iš daugelio mūsų klubo tikslų. Vertėtų atkreipti dėmesį į tai, jog mūsų klubas yra visiškai atviras, o organizuojami renginiai visiškai nemokami. Nuolatos kviečiame prisijungti kuo įvairesnių žmonės prie mūsų organizuojamų renginių bei žygių, tokiu būdu skatindami dialogą tarp įvairiausių žmonių, o kartais net ir skirtingų kartų. Nenuostabu, jog besikalbant tarpusavyje dažnai paliečiamos temos susijusios su mūsų kraštu, jo istorija, tad skirtingi požiūriai bei patirtis leidžia geriau suprasti mūsų pačią aplinką, ją įvertinti iš naujo. Progų tokiems pašnekesiams netrūksta, kadangi kiekvieną savaitgalį organizuojame pešiųjų žygius į vis kitą Lietuvos vietą. Kiekvieno jų metu apsilankome įvairiuose gamtiniuose bei kultūriniuose objektuose, kurie vienaip ar kitaip susiję su Lietuvos istorija. Kovo 11 nusprendėme atšvęsti nevaldiškai, bet taip iš tikrųjų. Pirmiausia, per draugus, per pažįstamus, kurie dirba medininkų poste, mes gavom prieimą prie medininkų vagonėlio, nuo ten pradėjom apeigą ir paskui su deglais ėjome ant pilies. Kur yra pilis, ant kiekvieno bokšto iškėlėm 4 vėliavas. Po to matau aukščiausio Lietuvoje kalno, aukštojo. Ant aukštojo irgi iškėlėm klubo vėliavą. Padainavom dainas ir sėkmingai baigėm kelionę. Apibendrinant, akivaizdu, jog Vilniaus universiteto žygeivių klubo misija yra ne tik puoselėti sveiką gyvenimo būdą, bet ir savo kraštą mylinti, jo istoriją žinantį žmogų.